Aš tiesiog net nebežinau, ko tikėtis. Nespėjom į autobusą. Kas per vaizdėlis? Ir jūs parašykit komentaruose, ar atpažįstat, kokia čia vieta, ar ne. Taigi čia tik paspaudi mygtuką ir viskas. Labas. Sveiki. Sveikiname su jumis pagaliau iš pietinės Naujosios Zelandijos salos. Taip, tai šiuo metu esame savo pirmojoje stovyklavietėje. Kur praleisim savo pirmąją naktį. Ar mes esame jai pasiruošę? Kaip ir šiek tiek. Ne. O kodėl tokios dvejonės gint? Nes kol kas mūsų toksai planas, kaip ir jeigu galima jį taip pavadinti, yra miegoti automobilyje, nes neturime palapinės. Pirma naktis mums parodys, ar mes galime miegoti automobilį, ar visgi reikia pirkti palapinę. Kaip automobilio lova atrodo, matote štai dabar savo ekranuose. Tai štai kaip atrodė lova, kurioje mes praleidome pirmąją naktį. Galiu šiek tiek pademonstruoti, kaip čia viskas atrodo. Tai vat, galvytės yra čia, kojytas ten, Algimantas miegojo šitoj pusėj. Nu, man šiek tiek geresnė situacija, man kojos tilpo labiau, Algimantui teko truputėlį improvizuoti, tai jis kojas buvo susikėlęs čia, nu viena koja čia, kita koja ten. Bet nebuvo tai blogai, kaip jums atrodo. Ankštoka, ar ne, Gintarė? Kaip pirmam kartui viskas super. Diena prasidėjo nuo ankstaus ryto. Turėjom kelti 6 valandą, nes keltas į pietinę salą išplaukė 8 ryto. 8, taip, bet turėjome prieš valandą jau būti terminale, kad atliktume visus tos čekino reikalus. Pati kelionė iš Wellingtono keltų į pietinę salą užtruko apie 3,5 valandą. Jo, 3,5 valandos, iš tikrųjų pati kelionė neprailgo. Pati pietinė sala mus pasitiko stulbinamo grožio vaizdai. Nežinau, kur mums tilps visą tą foto medžiagą, video medžiagą. Reikia tikėtis sutilps. Tikrai yra labai gražu. Žiauriai. Nesunku patikėti piręs. Tiesiog nesibaigiantis grožis, kiek plaukiam, kiek matosi visi šitie. Man atrodo, čia jų begalė, jį nesibaigs nei kada. Labai tikiuosi, kad mums pavyko perteikti su kamerom, su paprasta kamerytė. Bent kažkiek perteikti to viso grožio, kurį pamatėm. Taip, bet kuo esu užtikrintas, tai esu užtikrintas nuotraukom. Paleisiu čia dabar, gal pagarsinsim foninę muzikytę. Kas 3 sekundės dabar padarykim, kad nuotrauka keistųsi ekrane, kad pasižiūrėtumėt, kaip mus pasitiko pietinė sala. Nespėjom į autobusą. Laukiam kito.
Laukiam kito. Iš tikrųjų įspūtumėm spėję, bet nebenorėjom kaip silkė stovėti, tai pagaliau atvykom, persikeliam. Jau kaip matėt iš nuotraukų, vaizdai čia nerealūs. Taip. Tai... O dar tik tais pati pradžia. Jo, šiaip dar patys virškinam, kas čia ką tik įvyko, kur čia ką tik buvom, ką čia matėm. Tai va, dabar lauksim kito autobuso ir keliausim prie savo mašinų nuomos punkto. Tai va, ką tik susimokėjau $2390 už 3 savaitės. $2400 užsivertus į eurus turėtų būti kažkur apie 1200, kažkas tokio už 3 savaitės. Tikėkimės, nesusimaišysiu pusę. Labai iš tikrųjų keista sėdėti yra. Sėkna per kairę pusę, kaip turėtų vairas būti, bet nieko nėra, yra tuščia. Keista. Šita, taip vadinama mūsų mėlynė, lydės mus visas 3 savaitės po pietinę salą. Labai tikimės, kad mėlynė nebus pakežusi ir atlaikys kaip nauja. Tai kelias iki šios stovyklavietės buvo labai gražus. Sunku buvo koncentruotis į kelią, nes labai norėjusi žiūrėti tiek į kairę, tiek į dešinę. Gintarė šaunuolė pafilmavo. Kiek pavyko, taip. Nors pats kelias buvo labai vingiuotas, keliukai siauri, posūkiai staigus, bet vaizdai nerealūs tikrai, wow. Labas rytas. Labas rytas. Tai pirmoji naktis praėjo ir ji praėjo kaip? Taip, sakyčiau, praėjo ganėtinai sklandžiai. Aišku, gal buvo šiek tiek ankštoka, kietoka, bet išsimiegojom, svarbiausia, tai viskas gerai. Jo, šiaip mašiną miegoti yra įmanoma, viskas yra tvarkoj. O šiandienos pagrindinis tikslas yra pamatyti tai, kas ir jums visiems labai gerai yra pažįstama. O jeigu patinka mūsų kuriamas turinys apie Naujosios Zelandijos įvykius, nepamirškite paspausti prenumeravimo mygtuko. Sustojom šalikelį, nes vaizdai čia nerealūs, visiškai nerealūs. Tai atradom vietą, kur galim sustoti, kad jum parodyt, kas čia per vaizdai. Ir kaip kitaip parodysi, nei su dronu. Kaip matėt, vaizdeliai tikrai yra nulieti. Ir dar padarėm video iš mūsų praeitos nakties stovyklavietės. Tiesiog susidaryt perspektyvą, kokį tobulą vakarą mes atiturėjom ten. Čia visiška koma. Kas per vaizdelis? Kaip tau? Gamta Naujosios Zelandijos. Atima žada iš tikrųjų. Važiuojam toliau. Pasidarom po nuotrauką. Pasidarom, aišku. Pasidarom nuotrauką, varom toliau.
artėjom prie tos vietos, kur norim nuvažiuoti. Tai viena pagrindinių mano stotelių čia pietiniai saloj, pati pirmoji pagrindinė stotelė, į kurią norėjau sustoti. Tai kaip matot, už nugaros jau vaizdai su kariniai. Aš tiesiog net nebežinau, ko tikėtis. Per daug gražu čia. Atvykom, žiūrėkit, kas mus pasitinka. Žiūrėkit. Ne, ta prasme, aš įsivaizduoju ožkas, kurios ganosi ant kalno. Esu matęs tas kalnų ožkas. Bet kad ganytųsi karvės, pirmąsyk. Tai va, pasiekę pagaliau mes savo tikslą. Kaip tik dabar žiūrime į tą tikslą. Ir mes, nežinau, pirmą padarom tą nuotrauką. Ir jūs parašykit komentarus, ar atpažįstat, kokia čia vieta, ar ne. Gerai? Bandom šitaip. Ryšio nėra čia, tai gerai, kad turiu screenshotą pasidaręs. Fotografas buvo biškį čia įdėjęs pastangų su ta nuotrauka. Nelabai eina išlaužti to kampo. Jūs pasižiūrėkit, kokie čia vaizdai yra beeinant iki šios vietos. Pasižiūrėkit. Svajonė įgyvendinta. Pagaliau padariau ir aš šitą nuotrauką. Dar pasidarėm nuotrauką ir su modeliuku. Tai buvo labai šalta. Taip. Bet svarbiausia, kad nuotraukos pavyko pasidaryti tokias, kokias norėjom. Tikslas įgyvendintas. Na, tai va, tai tikiuosi video neprailgo ir susitiksim kitame video.